Nami. Gavom iš Turkijos saldainis, šokoladas, saldumainis, visas paletes, apie 8 paletę gavom saldumynų, super. Ir žinai, kad labai gerai kaina prekiaujam. Žiūrėk, aš jums parodysiu. Pavyzdžiui, parodysiu nuo, kaip ten, kaip šitą vadinasi, lietuviškai. Tai čia yra pieninis šokoladas, nu, tokia šokoladas, pavyzdžiui, 80 gramas yra kaina tik 79 centų. Čia naują atvežėm iš Turkijos, metus laiką įgaliojimą turi, nu, jo, daugiau, 2 metų įgaliojimą turi. Yra su pieninė, joda, su lazdinė riešutė, tokias dark chocolate, o tokia yra 79 centų. Bus greitai metu mūsų internetinė puslapė nuo rytojus ir super. Galite atvažiuoti Garono 56. Turim tokias maišelėse, pavyzdžiui, tokias šokoladas miksas, turim tokią labai graži dovanų, kaip čia, metalinės, žinai, skardinės tokias miksuotos skonis. Tokia yra su kokosu, yra coconut bar, tokia miksas. Žiūriu gerai kainas. Mes nepastatėm kol kas kainas, nesimato. Matau, jau pastatėm 2,85 euro, 500 gramas. 500 gramų 2,85. Rinkėje dar brangu. Aš žinau kainas. Super. Atvažiuokit Garono 56 būtinai. Dar turim. Aišku, dabar jau sezonas. Jūsų mėgstamasis Dubajo šokoladas. Man atrodo, geriausias kokybiški Dubajo šokoladas, aš manau, mes prekiaujam. Nežinau, pas mane taip. Ir žmonės po 5 perka, kas paragavo, ten tikrai super prekės. Ir aišku, super, dar kartą čia jums parodysiu. Mūsų saldainis iš Turkijos Kahramanmaraş miestas. Tokias, žinai, tokie kaip čiučiuvelė atrodo, tokios riešutės su įvairus riešutės sirupas, graikiški riešutai, viduje yra 270-400 gramas. Turim įvairius rūšys, turim turkiškas saldainis, tokis lokumas vadinasi. Šviežiai gavom su pistačiu iš Turkijos, super. Čia yra sultano lokumas su pistačiu. Matai, kiek daug ten pistačių yra. Superinės prekės. Lauksim jūsų Garono 56.